Šiandieną turime tokį kietą integralą. Integralą nuo 0 iki begalybės kosinus x padalinta iš x kvadratu plus 1 dx. Ir norėčiau išspręsti panaudojant kompleksinę analizę. Tai nuo ko pradėti? Tam, kad įvesti kompleksinius skaičius kosinusą x mes galime pasirašyti kompleksiškai, kompleksiniais skaičiais. Tai kosinus x būtų lygu e pakelta į x plus e pakelta minus į x padalinta iš 2. Tai mūsų integralas i, jeigu įsistatome vietoj kosinus x štai šitą apibūdinimą, mes gauname, kad dvejetas eina į apačią x kvadratu plus 1, o viršuje turime e pakelta į x plus e pakelta minus į x dx. Tai vieną antrąją galima nukelti. Ir toliau e pakelta į x ir e minus į x išsiskaidyti į du integralus ir dar yra viena antroji padauginta iš visko. Tai bus viena antroji integralo nuo 0 iki begalybės e pakelta į x padalinta iš x kvadratu plus 1 dx plus viena antroji integralo nuo 0 iki begalybės e pakelta minus į x padalinta iš x kvadratu plus 1 dx. Ir dabar reiktų mums kažkaip suvienodinti integralus, kad juos galėtumėm suvesti į vieną. Tai jeigu žiūrėtumėm į šitą, jeigu x būtų minus x, tai tada vietoj begalybės čia mums atsirastų minus begalybė. Minus x ir minus čia gautųsi e pakelta į x kvadratu plus 1. Ir kadangi įvedėme minus x, tai mūsų dx bus su neigiamu ženklu ir tas neigiamas ženklas prie diferencialo dx apverčia mūsų integravimo ribas, tai būtų integralas nuo minus begalybės iki 0, e pakelta į x padalinta iš x kvadratu plus 1. Ir dabar galime šitus du integralus sujungti. Mūsų integralas i bus integralas nuo 1/2 integralo nuo minus begalybės iki begalybės, e pakelta į x padalinta iš x kvadratu plus 1 dx. Taip, ir dabar reiktų įvesti kontūrinį integralą, tai pasirenkam funkciją kompleksinę f nuo z, kad būtų mūsų integravimo vidų lygu, tai x tiesiog pakeis su kompleksiniais kintamaisiais z, nuo z kvadratu plus 1. Ir nusibraižyti skaičių tiesą, koordinatės tiksliau. Tai čia būtų mūsų realus f nuo z, čia būtų mūsų įsivaizduotinis f nuo z, čia būtų i minus i ir mums reikia integralo nuo minus r iki r. Štai šitą. Ir apibūdinkime mūsų visą šitą plotą kaip gamą, įsivaizduotinę liniją kaip gamą im ir realią liniją kaip gamą r. Tai mūsų kontūrinis integralas gamos būtų lygus integralui gamos po gamą įsivaizduotinę ir plus integralas po gamą realių, arba galima parašyti nuo minus r iki r. Mūsų kontūrinis integralas po gamą būtų funkcijos f nuo z lygus 2pi i padauginus iš likučių, čia pagal likučių teoremą, iš likučių sumos f nuo z ir kažkoks likutis. Dabar kokie yra mūsų likučiai? Jeigu pažiūrėsime į f nuo z, mes turime, kad z kvadratu plus 1 yra nelygu 0. Tai gauname, kad z yra nelygu plus minus i. Minus i yra štai čia ir su mūsų pusapskritimiu neturi nieko bendro, bet i turi. Tai
galima pasirašyti, kad z nelygu I, vadinasi vienintelis likutis, kurį mums reikia apskaičiuoti, tai yra I. Štai čia 2pi I, o mūsų likutis 1 bus limitas, kai z artės iki vieneto. Ir čia yra paprastieji poliariniai dydžiai, tai tiesiog dauginam iš z minus I ir funkcija f nuo z, kas būtų e nuo I z padalinta iš z kvadratu plus 1 išsiskaido kaip z minus I z plus I. Čia z artėja prie I. Ir z minus 1 čia įsiprastina, lieka tik z plus I. Čia irgi z minus I ir z minus I įsiprastina. Ir mums reikia, kai z yra lygu I. Gautumėm e I kvadratu padalinta iš 2i ir dar padauginta iš 2pi I. 2i išsiprastina. I kvadratu yra minus 1, tai gautumėm e, o viršui gautumėm pi ir reikia nepamiršti, kad dar turėjome 1/2 prieš mūsų visą šitą, tai dar padauginti iš 1/2. Taip, tai dabar susižinojame, kam lygus kontūrinis integralas po gamą, kad tai yra lygu pi iš 2e ir tai yra taip pat lygu integralui nuo minus r iki r, kas yra mūsų galutinis, mes ieškome šito integralo, mes ieškome realios dalies šito integralo, o reali dalis, nes čia būtų mūsų to realaus integralo kompleksinė dalis, o štai čia būtų reali dalis. Mes ieškome realios dalies mūsų šito integralo ir mes dar nežinome integralo po gamą įsivaizduotinę. Tai integralas po gamą įsivaizduotinę f nuo z būtų lygu. Ir pažiūrim, kam būtų lygu. Tai mes turime, kad mūsų šitas pusapskritimas eina nuo 0 iki pi, o bet kuriam taške z mes galim išsireikšti poliariniam koordinatėm, kaip z yra lygu r, e, I, teta, kur r yra skirsmuo. Tai turime integralą nuo 0 iki pi. E pakeltą kol kas įsistatom į z padalinta iš z kvadratu plus 1 dz. Ir čia galima pasinaudoti labai kietų dalykų. Tai integralas, modulis integralo kažkokios kompleksinės funkcijos yra mažesnis arba lygus integralo tos kompleksinės funkcijos modulio. Tai jeigu turime integralą nuo 0 iki pi, e pakelta į z, dalinta iš z kvadratu plus 1 dz, tai ir bus mažiau arba lygu integralai nuo 0 iki pi ir moduliui e pakelta į z, dalinta iš z kvadratu plus 1 dz. Ir dabar galima statyti z lygu r, e, I, teta. Ir dar reiktų sužinoti dz, tai dz būtų lygu I, r, e, I, teta, d, teta. Įsistatom, gausime integralą nuo 0 iki pi, e ir vietoj z, r, e, I, teta, padalinta iš 1 plus r kvadratu e 2i theta ir vietoj dz turim i r, e, I theta, d theta. Tai ir jeigu imam visko modulį, I modulis
yra lygus 1, vadinasi, čia bus tiesiog 1 ir taip pat, jeigu turime kažkokių dviejų kompleksinių skaičių modulį, tai yra tas pats, kas modulis vieno kompleksinio skaičiaus, kart kitas kompleksinis skaičius, vadinasi, čia modulį galima uždėti, R modulį ir E į θ atskirai, tai I modulis bus 1, E į θ modulis irgi bus 1, nes čia θ yra realus, o su bet kuriuo šiuo atveju, jeigu turim E pakeltą į θ, jeigu θ yra bet koks realus skaičius, kas jis šiuo atveju yra, tai modulis bus lygus 1. Persirašę turim integralą nuo 0 iki pi. Modulis R yra tiesiog R, nes R yra daugiau už 0. Modulis E į R kart E pakeltą į θ. Ir čia 1, čia 1. Viskas padalinta iš modulio 1 plus R kvadratu E 2 į θ dθ. Ir vietoj E į θ galime užsirašyti Eulerio formulę, tai kosinus θ plus I sinus θ. Integralas nuo 0 iki pi. R. E pakelta į R kosinus θ plus I sinus θ dθ, o apačia lieka ta pati. Taip, aš dabar šiek tiek persikelsiu į čia. Tai dabar reiktų sudauginti į R su kosinusu ir į sinusu. Tai gautumėm integralą nuo 0 iki pi R kart modulis E į R kosinus θ ir tada turėtumėm štai čia I kart I, kas būtų minus 1 ir R sinus θ minus R sinus θ modulis padalintas iš modulio 1 plus R kvadratu E pakelta 2 į θ dθ. Visą šitą galima taip pat išsiskaidyti ir galima sudėti į atskirus modulius. Tai būtų integralas nuo 0 iki pi R modulis E į R kosinus θ kart modulis E minus R sinus θ padalinta iš 1 plus R kvadratu E 2 į θ modulio dθ. Na ir čia vėl R kart kosinus θ bus realus skaičius, tai šitas modulis bus tiesiog lygus 1. Turim integralą nuo 0 iki pi R modulis E minus R sinus θ padalinus ir štai čia ištrauksiu R kvadratą. Gausis R kvadratu 1 iš R kvadrato plus E 2 į θ modulio dθ. Ir R išsiprastina ir mus domina R, kai R artėja iki begalybės. Mus domina R eina iki begalybės. Štai čia. Tas mūsų realus integralas R eina link begalybės. Tai limitas, kai R artėja prie begalybės, viso šito čia bus vietoj R1 čia R, tiesiog nueis iki 0. Tai galime teikti, kad mūsų integralas po įsivaizduotinę gamą nueina iki 0. Tai ką mes turim? Mes turim, kad mūsų originalus kontūrinis integralas nuo f nuo z yra lygus integralai nuo įsivaizduotinės po įsivaizduotinę gamą plus integralai nuo minus r iki r ir visas šitas integralas nueina iki 0. Tai taip pat buvo galima įrodyti naudojant Jordano lemą,
bet su integralu daug kiečiau. O šitas mūsų integralas mes jau paskaičiavome, jisai mūsų yra lygus 1/2 pi iš e. Ir tam, kad rast mūsų šitą integralą, mums reikia realios dalies, abiejų pusių mums reikia realios dalies šito integralo. Tai vadinasi, mums reikia realios dalies mūsų to integralo, kur įsivedėm štai šito, kur įsivedėm į realios dalies 1/2 integralo nuo minus begalybės iki begalybės e pakelta į x iš x kvadratu plus 1dx, o šito integralo reali dalis yra mūsų originalus integralas štai čia. Vadinasi, kad reali dalis mūsų kontūrinio integralo ir bus pi iš 2e, kadangi visi skaičiai čia yra realūs, o štai šito integralo reali dalis bus originalus mūsų integralas nuo 0 iki pi, kosinus x padalinta iš x kvadratu plus 1 dx. Viskas. Iš tikrųjų, čia vienas iš mano mėgstamiausių būdų, kaip išspręsti šitą integralą, kadangi galima ir Feynmano naudoti metodą, ir Laplace'o transformacijas, bet šitas yra tiesiog nuostabiai gražus.